pasiimu kavos ar arbatos, saulė kyla, kažkoks krantas matosi. Ir va tą akimirką aš taip džiaugiuosi, kad aš tą jaučiu, esu čia ir dabar. Ir aš esu gyva, kad aš taip galiu pamatyti. O jau tiek metų. Džiaukimės, kad mes dar tiek metų, kad va, galim matyti, džiaugtis gyvenimu, kad dar mums duota gyventi. Eina žmonės su vežimėliais stumiamais, eina žmonės, kurie net porą kartų mačiau aklus žmonės, su lasdele eina ir tie keliauja. Ir paskui galvoju, nu tai jeigu tokie žmonės vos gyvi, tikrai matai, ir 80 ir 90 metų eina, vos senukai susikabinę ir jie keliauja. 2007 susirgau, gydžiausi 3 metus ir kai pasveikau, tai aš supratau, kad gyvenimas trumpas ir trapus ir uždėjau koją ant gazo. Reikia kuo daugiau keliauti, kitaip gyventi, daugiau pamatyti, nes tie skambučiai gali suskambėti bet kurią minutę. Sveikos. Sveikos. Šiandien truputį jaudinuosi. Svečiuose pas mane mama, mano pats svarbiausias, brangiausias svečias. Praeitą kartą, kai padarėm video kartu, jums labai patiko, jisai buvo labai žiūrimas. Ir mama nesenai grįžo iš kelionės. Ir aš galvoju, priprašiau. Iš tikrųjų, priprašiau. Taip. Tai ačiū labai, kad sutikai. Prašom. Ir aš šiandien mamos klausiu įvairių dalykų, klausiu apie gyvenimą, klausiu apie kelionę. Ir tiesiog mes su jumis turėsim tokį pokalbį, kaip mes turim, nežinau, miške. Mes dažniausiai vaikščiam arba geriam kavą, ne, jeigu dviese einam. Ką mes dar darom, aš galvoju? Einam per ąžuolyną, nu, kartais rūbelius renkamės. Tu man padedi susikomplektuoti. Dabar galvoju, tikrai, ką mes čia veikiam. Dažniausiai mes susitinkam, einam per ąžuolyną, ne, kokius 3 kilometrus, 4, kiek ten. Ir tada einam gert kavos arba arbatos. Dabar metamės ant mačios. Taip, taip. Tai va. Ir tada kažką dar suvalgom ir aišku, einam pasižiūrėti rūbų. Šiaip įdomu, kaip jūs leidžiat laiką su savo mamom. Nes mūsų pagrindė laikas būna su anūkais, ne? Taip, su anūkais, žinoma. Neseniai buvom Palangoj, buvo Klaipėdoj, su anūkais irgi labai puikiai praleidom laiką. Bet su anūkais kažkaip būna truputį kitoks vaibas toks, tai mes stengiamės pasiskirti laiko, kad turėtumėm dviesi. Taip, taip. Bet tu su savo abiem vaikais eini pasimatymus, ar ne? Taip, taip, einu gert kavos su abiem vaikais. O su broliu irgi? Koks jūsų formatas su broliu? Nu, paprastais atvažiuoja mane prie namų, pasiima ir mes važiuojam arba į laisvę, tada irgi pasišnekam, pasižiūri vienas kitam į akis. Tada būna kalba ne apie vaikus, o kaip su vaikais, tai vis tiek vaikai visą dėmesį pasiima. Taip, tie anūkai. O tai jūs kiek laiko, kokią valandžikę, 2, ne? Taip, 2, kartais einam pietauti. Kaip fainai. O šitą momentą, o su tėčiu jūs einate pasimatymus? Nu, daug rečiau šiuo metu tai ne, bet šiaip taip, mes irgi sugalvojam, kur po Lietuvą pakeliauti. Ar jūsų su tėčiu pasimatymai būna jūsų kelionėse? Nu, dažniausiai, daugiausiai. Mano tėvai turi tokį, nu, jau sakysiu, įprotį dabar. Taip. Yra įprotis keliauti. Kur jūs keliaujat? Pradėjot nuo Lietuvos, turbūt? Taip, nuo Lietuvos, nuo kalnų. Slidinėjom ir tu slidinėjai. O dabar taip, dabar aplink žemę. Dabar aplink žemę keliaujat? Ne, aš tai taip galvoju, kad Žemė yra žmonių planeta. Man labai įdomu, kas viršui, kas apačioj, kas pusiauja ir kokie žmonės gyvena, kaip jie gyvena. Prašau. Taip. Šiuo metu mano mamos hobis, sakyčiau, taip, yra keliauti aplink pasaulį su tėčiu. Taip, kruiziniais laivais. Kruiziniais laivais. Kiek tu sakiau kartų buvot nuvažiavę? Nu, dabar 30 kartas. 30. Tai iš pradžių mums kaip vaikam buvo baisu. Tau buvo baisu pirmį kartą, ar ne? Taip, kažkiek tai kėlė, žinoma. Bet pirmie laivai tai buvo pas tave, dukrytė. Tai už tai ir užsikabinom su tėveliu. Nu va, iš tikrųjų, aš dirbau anksčiau kruziniam laivėm ir kartais mums ten laivas atplaukdavo ar į Taliną, ne? Taip, ar į Klaipėdą. Rygą, taip. Ir aš atsimenu, taip laukdavau, kada tėvai mano atvažiuos, nes kontraktai būdavo ilgi, ten apie pusę metų, ne, manęs nebuvo. Taip. Ir tada atvažiuodavo tėvai ir aš jiem rodydavau, kaip ten, o aš dirbau tokiam labai prabangiam kruiziniam laive, kur, nu tikrai pensininkai plaukdavo ten 4,5 metų. Taip, ten ekstazija atrodo. Jo. Ir gimė tada, gal ir užgimė. Taip, tada. gal ir užgimė, mums labai patiko. Tai va, ir dabar jūs nesenai grįžote iš kur? Iš Afrikos. Turėjom kelionę iš Madagaskaro ir apiplaukėm visą Afriką iki Cape Towno, paskui iš Cape Towno plaukėm į Europą. Okay.
Ir kaip? Nu, ir labai patiko, labai keitėsi. Per pusiaują buvo karšta, paskui nusileidom žemyn į pietų ašigalį, tada ten buvo vėsiau, paskui vėl kilom Angolą, Nambiją, Dramblio kaulas. Nu ir paskui į Europą plaukim. Tai labai daug ir orai keitėsi, ir žmonės. Nu įdomu, sutinki įdomių žmonių, pasišneki. Vieną rytą su japonais, kitą rytą su kiniečiais kalbės, kitą rytą su kažkokiais tai tamsiaodžiais. Nu, įdomu. O kai kalbatės, tai kokia kalba? Anglų kalba. Anglų kalba. Bet kaip tu ir sakai, kažkaip ir kūnas padeda, ne? Taip, viskas padeda. Iš tikrųjų, jie irgi anglų kalbą taip moka vidutiniškai. Ir apie viską susišneka. Ir pasirodo visur žmonės tokie patys. Ar jisai tamsiaodis, ar jis japonas, ar jisai europietis. Pirmiausia, šnekam apie keliones. Paskui antra tema apie vaikus. Pradeda nuotraukas rodyti, paskui anūkai. O paskui prieinam ir ekonominius dalykus. Apie pensijas, apie pragyvenimo lygį. Net kartais ir apie politiką truputį pašnekam. Bet jūs tas keliones susiorganizuojat patys, ar jūsų agentūra važiuoja? Taip, mes viską susiorganizuojam patys, viską. Ir tos kelionės dar priverčia tave skaityti, domėtis. Kaip keliaujam, tai tikrai kokius 2-3 mėnesius skaitom, kur būsim, ką pamatysim, ko ta šalis įdomi. Mano tėtis, tai kaip prasideda jų tas kelionės, tai mano tėtis tiesiog, aš jį taip matau prie kompiuterio visada, atsisėdęs ir jisai analizuoja, dėlioja, užsakinėja. Bet šitą savybę tėčio žavė, ne? Jo metuose susitvarkyti su visais užsakymais ir ten, žinot, skrendam į Dubajų, paskui nakvosim, paskui persėsim. Taip, skirdom į Dubajų, iš Dubajus turėjom skristi į Mauricijų, gaunam žinutę, kad lėktuvas neskris naktį, skris tik tai kitą dieną. Nu ir va, susigaudė, gerai, kad turėjom laisvo laiko, pasirodo tsunami. Nu jie praėjo ir skrydis atidėtas. Ir va, tikrai visokių būna nuotykių ir gal stresinių šiek tiek situacijų, bet kažkaip... Bet tave tas stresas nėra, kad va, nukeliausiu, bus stresas, pergyvenu dėl sveikatos? Ne, aš pasiduodu nuotykiams, dar įdomiau kartais. Tai, o būna taip, kad sėdi lėktuvė pavargus, nežinai, ten, oi, kaip čia bus, užeina koks neramumas, ar ne? Nu, neužeina. Tai žiūri filmą kokį, tai kartais pasirodo labai protingas, įdomus žmogus šalia sėdi, tai su juo pabendrauji. Kažkaip... Aš, pavyzdžiui, kai skrendu su Mindaugu, tai irgi paimu tokią relaksacinį, žinai. Taip. Bet jeigu viena, tai aš būnu va tokia. Tai gal tėtis labai atsakingai? Nu taip, tėtis labai atsakingai, tikrai. Tai tėtis nervuojasi, o tu tada gražiai savo gali atsipalaidavus bendrauti. Jo, aš atsimenu, kaip mes Kinijoje važiavom, turėjom sėsti Pekinę į lėktuvą ir kaip tik atidarė naują terminalą. Mes jau ten su tais kiniečiais susitarėm, surodėm ant žemėlapio, nes jie ten anglų iš viso prastai kalba, ten tie vairuotojai. Tai tėvas paėmė žemėlapį, parodė, kur mums reikia būti viską. Gerai, tas links, ten su jo kokie 5 išrinko tokį jaunesnį, kad mus nuveš. Važiuojam, tėvas pasižiūri savo telefoną, sako, kad ne į šitą terminalą. Jis net nežinojo, kad yra naujas terminalas. Tai būtų 60 km reikėjo atgal važiuoti. Bet kaip faina, kad tėtis pagauna visus tos. Taip, jis pagavo tą niuansą, tai dar jis irgi nesuprato, mes jam aiškinam. Tada jis paskambino registratūrai, kažkokia ten mergaitė, kuri angliškai kalba, tai jai aiškinam. Nu, vienu žodžiu, jis paskui apsuko tą savo taksi ir nuvežė, kur mums reikia. Tai net Kinijai mums tai pasisekė. Aš tai klausau ir man toks šiurpas eina, bet aš jumis labai žaviuosi. Ir žavisi mano didelė dalis auditorijos ir aš kai pasidalinu, kaip jums sekasi, tai visada gaunu daug reakcijų. Taip, kad neatrodytume tokie, žinai, man atsainiai keliaujantis po pasaulį. Tikrai ne. Pasakyk, ar būna sunku, ar... Taip, taip būna sunku. Iš tikrųjų, kad ir va šitoj kelionėje apie Afriką, tai keitėsi ir orai. Vienur 33 Mauricijui. Keiptaune jau 16, tai ir tavo organizmas tiesiog nežinai, kaip prisiderinti. Ir aišku, visokių tokius stresus. Praėjau tsunami ir Renjoną negalėjom plaukti, pasikeitė maršrutas. Nu, vienu žodžiu, visą laiką visokių nuotykių ir pavargsti, žinoma. Taip. O kaip, pavyzdžiui, sveikatos problemos? Nu, ar yra toks dalykas, kad, oi, pergyvenu, gal čia, žinai, kad su širdim kas nebūtų? Visada yra sveikatos problemų, aišku.
Čia tik tai for the record, tai mamos sveikata gera mano kažkaip, ne? Nu, tu tikrai turi daug sveikatos. Mes būna su mama vaikštam ir aš pavargstu, o mamos dar sako, oi, aš savo žingsnių dar nepadariau. Tai mamos mano sveikata, fizinė forma yra gera. Bet tu sakai, keliai pagerėjo tau kelionė. Taip, tikrai. Papasakok, kokiu metodu tu išsigydai kelius, šitas kaip įdomu. Nu, paprastai tiesiog išvažiavau, skaudėjau man kelio vidinę pusę. Nu, tai tryniau ten visokiais tepalais viską, bet nelabai padėjau. O paskui laive mes plaukėm 3 dienas per vandenyną, neišlipom niekur. Nu, tai nuėjom į fitneso klubą ir pradėjom dviračiai senai visokius daryti pratimus. Ir man, pavyzdžiui, labai gerai padėjo dviratis. Prašau, dviratis. Jau į 3 dieną žiūriu, kad nebeskauda man jau tos kojos. Sušilo, gal tie keliai? Gal sušilo, nežinau. Dar, aišku, saulė, šiltas oras, viską. Ir įsigydžiau, grįžau, tos problemos nebeturiu. Prašau. Aš norėčiau, kad galėčiau taip kalbėti apie savo kelius ir apie savo sveikatą. Bet jo, ačiū Dievui, mamos sveikata gera. Ir man dėl ko dar mama yra įkvėpimas ir aš labai noriu pasidalinti su jumis, tai tau praeitį yra buvę sveikatos iššūkių. Taip. Ir mes turėjom susidūrę ir su onkologija esam, ir su įvairiom ligom. Bet man į mamą žiūrint, žinot, kas faina yra, kad pasirodo, kad gali praeiti visus tos sunkumus ir dar atsigauti, ir dar apkeliauti po to pasaulį. Bet tai Rūtelė labai daug prisidėjai prie mano šitos problemos sprendimo, aš tau tikrai labai dėkinga. O žinai, Rūčiukas, ir kai pasveikau, aišku, visą laiką dar tikrinėsi ir būna visokių kabliukų, tai aš supratau, kad gyvenimas trumpas ir trapus. Ir uždėjau koją ant gazo. Reikia kuo daugiau keliauti, kitaip gyventi, daugiau pamatyti, nes tie skambučiai gali suskambėti bet kurią minutę. Buvo tokia nesmagi patirtis, aš tada gyvenau Los Andžele. Taip. Ir mes su mama susiskambindavom, aš ten grįždavau kartą į pusę metų ir vieną kartą mes šnekamės ir mama sako, tu atsimeni tą dieną, ten nežinau. Atsimenu. Ir mama sako, žinok, rezultatai nekokie, pasidariau pasitikrinimą ir aš tada, nežinau, tai pradėjo slysti žemė iš po kojų, ne? Taip. Ir ką aš dariau tada? Parskridau kitą dieną. Taip, tu parskridai. Tada nusipirkau bilietus ir parskridau. Ir nelieskim šitos temos, nes jinai labai jautri. Mes tik tai pasikalbam apie tai tik tai tam, kad nebūtų, kad žinot, oi, čia svajonių šeima, čia be problemų važiuoji. Visur yra tų problemų, visur yra tų sunkumų. Ir mano mama man yra geriausias įkvėpimas, kad jeigu tu nenuleisi rankų, jeigu tu savęs nepradėsi nurašinėti kažkaip, ne, mama? Taip, gailėt. Gailėt, taigi visada gali sakyti, oi, man čia taip, ne? Taip, daugiausiai taip ir daro žmonės. Mane va šita vieta, čia turbūt yra viena gražiausių savybių, kurias tu gali perduoti ir mūsų klausytojams, kad, nėra, kad čia kažkaip baigėsi tas gyvenimas, ne? Taip, čia tik toks etapas. Aš pastebiu, moteris ten, pavyzdžiui, apie 40 labai dažnai save nurašo, kad čia jau kažkas... Aš kai ateinu pas mamą, sakau, žinai, mami, čia man metai nebe tie. Jinai pradeda juoktis, va, daro šitą judesį. Jo patys gražiausi metai. Ir aš atsimenu, kai tu man sakydavai, kad 30 dar, 40 tai pats gražiausias amžius. Taip. Atsimeni, Rūtelė, kaip tau 40-metį šventėm. Nenoriu net prisiminti iš tikrųjų, nes aš buvau pakankamai jautris tais metais. Bet aš atsimenu, kad mes kažkaip gražiai atšventėm. Labai gražiai atšventėm. Ėjom pirkti tau dovanos. Paskui nuėjom į kavinukę. Iš tikrųjų labai gražus metai, 40. Ir jinai visada taip sako, kai aš ateinu, sakau, mama, jau 35, jau čia, tau čia dar gražiausi metai prieš akis. Tikrai. Pats, kai ateinu, sakau, mama, 40. Tai 40 aš atrodžiau labai gražiai, figūra bus gerai. Tai kaip kem 7 met. Irgi labai gražus. Bet jau žemyn, ar ne? Ne žemyn, Dieve. Reikia iš jos išgirsti šitus žodžius kiekvienais metais. Tikrai ne. Bet 47 jau tas laikas, kai prasideda problemos, ar ne kažko? Tikrai ne. Tikrai ne. O nuo kelių metų tu pradėjai keliauti aplink pasaulį? Vat po šitos ligos. 2007 susirgau, gydžiausi 3 metus. O paskui, 2009, kai pradėjom, iš pradžių po 1 kruizą, paskui įsigudrinom po 2 kruizus. O paskui net ir buvo, kad ir 4 kruizus iš karto
Nes jeigu skrendi taip toli, tai mums labai per sunku daleisti. Skridom į Dubajų, sėdom į tą Mauricijaus salą, tai labai daug laiko užima. Tai tada mes sakom, kad tas skrydis mums apsimokėtų, tai mes 30 dienų pasiimam, 2 kruizus iš eilės, dar kitoj šaly pabūnam. Nu, paskutinis kruizas 56 dienų, 30 kruizas ir dar buvom Portugalijoje. Jau Lisabonoje dar buvom, tai iš jo 56 dienos. Ir tėtis, pavyzdžiui, mano, šiaip jo sveikata nebloga, kaip tu sakytum tėtis? Nu, jis turi problemų, bet nepasiduoda. Tėčiui gal kojos? Taip. Bet tėtis irgi toksai tvarkosi, nu, su amžiumi ateina tos problemas, tėtis su jom tvarkosi ir kol tvarkosi, jisai sėdi prie kompo ir planuoja kitą kelionę. Taip, dabar jisai sako, nu, ką aš čia dabar, man reikia, kad kažkas prieki būtų. Atsisėdo prie kompiuterio, vieną dieną sako, žinai, Violeta, pažiūrėk, šitą kelionė būtų nebloga, man taip patiko Afrika, pakartokim. Čia jau dabar kitus sustojimai. Čia tėtis turi laiko, nes turėjo operaciją. Taip, dabar jeigu taip visai atvirai, turėjo kojos operaciją, paskui akies operaciją. Taip. Ir sėdi namuose ir daug laiko prie kompo. Nes negali dabar vaikščioti. Taip, prašau. Prisėdo ir nupirko vėl 2 kruizus. Kitais metais, vasario mėnesį, vėl skrisim į Dubajų. Mano tėtis sako, čia Lietuvoje taip šalta, ne? Tikrai ir šalta, ir dienos liūdnos labai pavasarį, žiemą. Bet tu sutik, mama, pavyzdžiui, kai aš pasidalinu apie jūsų keliones, tai žmonės sako, tai kaip jie taip išdrįsta? Arba ten kosminė sveikata kažkokia, arba kas, ar čia Dievo dovana, žinai. Žinai, Rūtelė, aš tai skaičiau tą knygą, tu pats savo placebas labai patiko ir mes supratom su tėveliu, kad mes kaip išvažiuojame į kelionę, mes atsipalaiduojam. Tai tas atsipalaidavimas duoda tikrai daug labai naudos ir sveikatai. Tave supa nauji kraštai, kiekvieną kartą, kaip sustojo laivas, išlipė visai naujoj šaly. Aš tai laive kaip namuose jaučiuosi. Namuose. Problemų aš. Jeigu ir biškį pasupa, aš irgi taip reaguoju labai nesunkiai. Išeinu ryte, atsipalaidavimas, dėl tos akimirkos, išeinu ryte, man labai patinka, kaip laivas plaukia, jo galas ir tos rovės eina, aš ją žiūriu, aš tiesiog atsipalaiduoju. Pasiimu kavos ar arbatos, saulė kyla, kažkoks krantas matos. Ir tą akimirką, aš taip džiaugiuosi, kad aš tą jaučiu, esu čia ir dabar. Ir aš esu gyva, kad aš taip galiu pamatyti. Ir to tikrai tokie laimės hormonai gaminasi. Tai tu pati tiesiog. Aš tas akimirkas tikrai jaučiu, kad aš esu gyva, kad aš matau, kad aš esu dalelelė, tos dalelytė maža, tos gamtos, tos visatos, to grožio. Va šitą, kai žiūrit, įkvėpkit. Aš, pavyzdžiui, kai su mama kalbu, tai aš taip stengiuosi įkvėpti jos tas energijos ir man atrodo, kad aš esu pakankamai pozityvi, bet šitas pozityvumas ateina iš savęs. Ir aš kartais, pavyzdžiui, būna atsikeliu ir taip galvoju, vėlyje, ten vienam vaikui reikia vieno, kitam kitą, ir aš taip užsiveliu. Ir tada galvoju, ir mano tada mintyse ateina mamo žodžiai. O Jėtus, pažiūrėk per langą, kaip jauku, kaip smagu. Ir jinai visada visur mato tą pozityvą ir jinai gali pati save iškelti. Tai ar tavo nuotaika priklauso nuo aplinkybių ar ne? Nedaug kažkaip. Kažkiek priklauso, bet aš visą laiką ieškau pozityvios pusės ir suprantu vieną dalyką, kad kiekviena diena kaip dovana. Man ta liga irgi pakeičia užmąstymą. Tikrai džiaugiuosi viskuo ir galvoju, tai jeigu aš ją blogai pragyvensiu, man jos nieks negražins. O jinai iš tikrųjų graži, yra kažkas ir nuostabaus, tik reikia pamatyti. Dar mama turi tokį superinį atsakymą, kai aš jos paklausiu, ar dar planuojat keliauti, ar nebaisu, ką pasakytumėt kitiem, kurie norėtų, bet neišdrįsta, tai ką tu manai apie tai? Na, žinai, Rūtelė, jau mes kaip su tėveliu taip daug apkeliavom, tikrai visą pasaulį skaityk, nedaug kas jau liko nematyta ir galvojom, jau gal užteks tų kruizų, vis tiek čia ir kelionės, ir vargina, ir daug ruoštis reikia. Ir paskui staiga pamatau, eina žmonės su vežimėliais stumiamais, eina žmonės, kurie net porą kartų mačiau aklus žmonės su lasdelė eina ir tie keliauja. Ir paskui galvoju, tai jeigu tokie žmonės vos gyvi, tikrai matai, ir 80, ir 90 metų eina, vos senukai susikabinę ir jie keliauja. Ir galvoju, tai dar kodėl aš negaliu dar keliauti? Ir tai mane įkvėpė ir galvoju, dar pakeliausiu.
Iš tikrųjų labai įkvepia. Taip. Ir mes gal Lietuvoje dar turim tokį mąstymą, kad va, pensininkas tai jau taip. Taip, ne? Jau nurašytas, invalidas ir aš nueinu į tuos vakarėlius, pasižiūriu, tikrai moteris jau metuose viską, bet jos vis tiek susitvarkė, jos net su vežimėliais šoka. Šoka. Jo. Prašau. Bet tikrai, va, aš kuo daugiau klausau mamos, tuo labiau įsitikinu, kad tas gyvenimo džiaugsmas, jisai nepriklauso nuo tavo mąstymo. Gal ir priklauso, bet jis yra pasirinkimas. Yra. Taip, tu gali pasirinkti, sakyti, aš senas, kur jau čia man ir mano draugės, tai tu vėl važiuoji, tai vėl į kruizą, net su tokiu kažkokiu. Taip, sakau, važiuoju už tai, kad aš ten pasilsiu, atsipalaiduoju. Man ten daug įspūdžių, naujų draugų, va dabar vieni draugai kviečia atvažiuoti į New Yorką, kiti kviečia į Floridą atvažiuoti. Šitą tai net Mindaugas pavyzdį. Sako, tai įsivaizduoju, ką mes darom ne taip, kad tėvus kviečia visur. Sako, kodėl mes niekur nevažiuojam ten į Ameriką ar dar kur nors, o pavyzdžiui, juos kviečia į Floridą. Taip, dabar nori kiti draugai atvažiuoti į Kauną. Vat Liepos 26. Tai iš kur? Dabar šitie tai iš Floridos, ne iš New Yorko šitie. Iš New Yorko atvažiuosi į Kauną. Taip, jie prieš 3 metus yra buvę ir sakė, jiems labai patiko. Prašau, mūsų Kaunas irgi. Taip, nori Palangą, nori Kauną. Prašau, o paskui jie pas jūs. Taip, jie kviečia mus į New Yorką, bet mes prieš 2 metus buvom, tai dar nelabai. New Yorkas, mama pasvarstys. Man geriau gamta, ne, iš tikrųjų, daug labai Singapūras, Dubajus, vienu žodžiu, daug visokių mačiau stebuklų, Malazijoje. Kuala Lumpūras, vienu žodžiu, bet vis tiek mane labiau įkvėpia gamta. Kriokliai, kalnai, atogražos, miškai, kažkokį pajunti tikrai tokį malonumą, atsipalaidavimą. Aišku, įdomu pamatyti tų visų naujų, dabar Saudo Arabijoje, bet irgi turbūt dar prijungsim prie šito kruizo, nes tenai stato aukščiausią pasaulį bokštą, Burj Khalifa 820 metrų, o jie kilometrą 200 stato. Prašau. Tai bus pats aukščiausias. Tai atvažiuosim pažiūrėti. Tai dar pasirodo, yra ką pamatyti. Yra. Tai mamet dabar užbaigiant visą šitą mūsų video, kuris tikiuosi, kad jums patiko. Ar yra kažkoks palinkėjimas, va jeigu dabar tave žiūri moteris 50 plus, 60 plus ir man svarsto. 74 metai. 74. Taip, šiame suėjo. Ačiū už pasidalinimą. Taip, bet aš didžiuojuosi savo metais. Nes galėjau jų nebūti ir, jau tiek metų. Džiaukimės, kad mes dar tiek metų, kad galim matyti, džiaugtis gyvenimu, kad dar mums duota gyventi. Čia yra didelis džiaugsmas, galėjau jų ir nebūti. Ir galim tiesiog palinkėti žmonėm, kad jie prisimintų. Taip, nebijot keliauti, išdrįsti. Nebijot keliauti, prisimint, kad va ta viena diena taip. Ir yra duota kažką gražaus patirti. Tikrai, ir tos laiko, kai būnam kruize, kai būnam kelionėse, iš tikrųjų grįžti toks pilnas, toks pilnatvė jauti, toks pasikrovęs ir tikrai tada tas gyvenimas ir ta buitis tada netokia baisi. Taip. Aš tai džiaugiuosi tikrai kiekvieną dieną ir dėkoju Dievui. Dar mama iškėlė labai gerą temą, kuri turbūt sukasi daugeliu iš jūsų. Taip. Tai turbūt tie dalykai kainuoja labai daug pinigų. Deja, taip nėra. Mes irgi taip galvojom pradžioj, bet dabar, kadangi jau mes esam su daug firmų plaukę, tai mes vienur turim auksinę kortelę, kitur turim sidabrinę, kitur turim jau dar geresnę, deimantinę. Tai kiekvienam kruize, paskui tu turi kažkokių jau reiškia ir nuopelnų. Yra visokių akcijų, yra laivai perplaukia iš vieno regiono į kitą. Tos nėra brangios kelionės. Tu ieškai tau pakankamos kainos ir laiko ir kuo ilgesnė kelionė, tuo pigesnė taip išeina. Tai kad tik šiaip atsirastų supratimas, ten mėnesis ar 2, ar ne? Kiek galėtų kainuoti, pavyzdžiui, vienam žmogui pakeliauti mėnesį 2 kruizinių laivų? Mėnesį daleiskim, mes paskutinė kelionė 2 kruizai, reiškia iš Mauricijaus iki Keiptauno vienas kruizas buvo 18 dienų ir paskui kitas nuo Keiptauno iki Lisabonos. Taip. 12 dienų, iš viso 30 dienų, tiek 2 kruizai apie 4000 vienam žmogui. Taip. Bet tu gauni už tai ir maistą, ir miegą, ir teatrą vakare, ir baseiną, ir visokius gali mokyti šokių. Tai čia porą mėnesių. Taip. Porą mėnesių, 4000. Ir aš dar noriu pabrėžti, kad mano tėtis dirba, jis ir toliau dirba. Taip, jis ir dabar. Jam netoli 80, bet jisai toliau dirba, daro brėžinius. Ekspertizės jisai daro. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs tą galite leisti, nes tas irgi yra
dovana, bet iš tikrųjų, man atrodo, tas kainos prieinamos ir labai norint ten vieną kruizą išbandyti, tikrai galėtų daugelis iš mūsų. Aš irgi taip manau, reikia tik pradėti. Ir dar vienas dalykas, kaip kalbam, tikrai su daug žmonių esam prašnekėję, tai tie, kur pradeda kruizą, tai jie ir sako, čia mūsų 5, čia mūsų 7, jie ir keliauja, kaip sako. Užsikabina, nes tikrai daug yra privalumų. Nu ką, nenoriu labai nuvarginti mamos, nes esu prikalbėjus ją dar vienam podcastui. Šitą podcastą užbaigsim, labai lauksim jūsų komentarų. Jeigu patiko, parašykit, kad patiko ir dar parašykit, kas patiko. Nes mes paskui su mama susitiksim savo kavai, arbatai. Būtinai. Ir aš tada jau paskaitau jūsų komentarus. Tai mama irgi lauks, skaitys. Ačiū labai, kad dalyvavai man. Prašom, geros dienos visiems. Ate. Ate.